Kitiems pasimatymams tavęs laukia 5 pasimatymai. Jei pirmas kandidatas nepatinka, tiesiog pasakyk jam kitas ar kita. Liep grįžti į autobusą ir pakviesti kitą. Tas, kuris su tavim išbus iki galo, galės rinktis. Ateiti į antrą pasimatymą ar pasirinkti pinigus ir pabėgti. Ką darai, daryk atsargiai, nes tu gali būti kitas ar kita. Sveiki, esu Laura iš Vilniaus, man 18 metų. Esu karšto būdo, nenuspėjama ir faina. Todėl ieškau vaikino, kuris taip pat būtų fainas, pasitinkintis savimi ir taip pat karšto būdo. Sveiki, aš Artūras, aš rimtas bachūras. Viskas. Sveiki, mano vardas Valdas, esu iš Vilniaus, ieškau panelės. Pas mane sąraše 99 bobos, ieškau jubiliejinis. Sveiki, mano vardas Algis, man yra 27 metai, dirbu centrinį gėrimų iš parduotuviai. Jeigu tu esi centrinė, tai aš nemokėsiu. Seks yra nemokamas, aš jį gausiu. Sveiki, aš esu Mantas, man 19 metų, aš iš Kauno. Dar niekada nesu matęs nuogos merginos. Rytis, 19 metų, iš Kauno. Jeigu panelė mėgsta rankų darbą, ji bus mano. Laura vaikinams jau parengė užduotis. Įdomu, ar tik vyrukų seilės nenutys išvydus iš pieno plaukusią gražuolę. Autobusas riaumoja, veždamas 5 jaunus eržilus į aklą pasimatymą. Bravo, pacanai, kiek čia jūsų daug, pasiklydom. Nu, kokius jūs tikitės, merginas? Geros figūros norėčiau, iš tikrųjų labai nemėgstu, kur daug špaklius būna blondinių. Šiaip tai būtų svarbu, kad panelė prisižiūrėtų save, kojos nuskustos, pasikvėpinus, įsimaudžius bent jau geriausiu atveju. Svarbiausia, tai aplink šiknos musės neskraidytų. O mandavoškį priviso ir kušyte paskui splikai. Ne, nes iš tikrųjų tai pazoras ateina, pana pakelia rankas, duoda toks aromatas geras, kad verčia iš kulto. Geriausias Zigmo žuvis, karočią gaunasi. Kuris kietuolis pirmasis ryšis Lauros egzaminui? Nu, bachurai, katras pirmas einam? Manau, drąsiausias. Gerai, Ryti. Davai! Iš jūsų panos liks tik mėsa. Judinsiu kol šilta. Panelė, ruoškis rimtam bišui. Aš ateinu. Rytis 19 metų, Kamasutra ekspertas, panelių ieško naktinėme klube, be sekso ištveria 4 dienas. Labas. Labas. Laura. Rytis. Malonu. Nu, einam. Einam. Nu ką, tikėkimės jiems seksis ir suras savo porno žvaigždę kokią. Aš visai norėčiau porno žvaigždės, kaimynės. Ir ką tu veiktum su ją? Oi, nuveikčiau, patikėjau. Filmus filmuotum? Tai aš, kad filmus filmuočiau. Iš ją matau pro langus žiūrovai, stebinti visą parą. Ne, pasidaryčiau tokį tiltelį iki jos, taip iš karto. Bet žinok, ne vien iš savęs dėmesio sulauktų, atsimink, turėtum ten pastovėti už save jau. Tai aišku, tai ką aš nepasivysiu. Aišku, jau reikia. Ne pats stovėtų, pasistovėtų už visą Lietuvą. Ir kas iš to, kad jinai būtų kokia porno žvaigždė, pas ją charakteris būtų koks nors kitoks yra. Bet lovai patirtis. Nu, lovai patirtis padarytų tai, kur niekas nedaro gyvenime. Čia yra labai daug gyvūnų. Ar galėtum pagėdot kaip gaidys? Aš negaidys. Nu, bet tai pagėdok. Ne. Kodėl? Aš negaidys, sakau man gėdot kaip gaidžiai. Nu, bet tai panašus į gaidį tada. Nu, sorry, gerai, kitas tada. Tai va, laižyk. Atete. Davai. Koks nevykėlis. Užsimanė, kad gėdočiau kaip gaidys. Kas aš šiai? Aš manau, kad gaidžiu gal ir geriau būti, nes gaidys bent turi vištų pulką. Kur čia skiauterė pas mano matą? Va, bet čia gal ir yra skiauterė, bet dar pečiuk nedaviau. Šitas gaidžiukas nemanau, kad turės panelę kada nors savo tokiu charakteriu.
tegul pati ir deda tos kiaušinius su gaidžiais. Rytis nepanoro gėdoti gaidžio balsu, todėl buvo iškituotas. Gal kitas vaikinas bus ryžtingesnis?